Kiekvienas iš mūsų bent kartą gyvenime yra matęs benamį. Jie visada kažkur šalia. Prie parduotuvių, laiptinėse, autobusų stotelėse. Vieni jų gaili, kiti niekina, o kai kas tiesiog laiko juos miesto peizažo dalimi. Bet ką jei pasakyčiau, kad kiekvienas rajonas turi savo legendinius benamius. Mūsų rajone tokių veikėjų buvo keli. Jie vis atsirasdavo tai prie kioskų, tai prie įėjimų, o kartais tiesiog sėdėdavo ant suoliuko ir stebėdavo gyvenimą. Kartą grįžtu iš parduotuvės, kai prie manęs prieina rudas Kęstas. Akys geros, balsas skundžiasi. Broliuk, gal ką užkąsti turi? Visiškai tuščias skrandis, nors duonos kriaukšlelę, na galvoju, žmogus tikrai alkanas. Turiu batoną ir pakuotę koldūnų. Paduodu jam batoną. Štai, imk. Ir čia jo veidas akimirksniu pasikeičia. Ai ne, broliuk, geriau pinigais, pats nusipirksiu. Aha, aišku. Valgyti noriu reiškia buteliukui trūksta. O ką pirksi? Na, kokį sriubos pakelį, kad su duonyte būtų. Gerai, eime, nupirksiu. Jis sustingo, bet ką darysi, eina kartu. Parduotuvėje nupirkau jam bomžpakį, paduodu. Matosi, kad jau gailisi, kad išvis priėjo prie manęs. O įdomiausia, po 15 minučių matau, kaip Kęstas prie laiptinės siūlo tą patį bomžpakį kitam benamiui už 50 centų. Va tokia pas mus vietinė prekybos ekonomika. Mūsų kieme vis kažkas vyksta. Štai neseniai kaimynai nusprendė pasikeisti vonią. Naują nusipirko, pastatė, o senąją, ai, ką su ja darysi, išnešė į lauką, kad išvežtų į sąvartyną. Darbas nelengvas, kietaus vonia, vos išvilko. Vienas kaimynas nubėgo atvaryti mašinos, kitas užėjo namo atsigerti vandens. Dingo vos 15 minučių. Tuo metu po rajoną šlitinėjo dėdė Genadijus ir tas pats rudas Kęstas. Jie visada turėjo šeštą jausmą dovanėlėms iš dangaus. Horror! Ir štai prieš juos visa vonia. Genčikai, čia ženklas. Koks dar ženklas, nustemba Genadijus. Na žiūrėk pats, stovi čia kietaus vonia. Likimas, broliuk. Manai? Žinoma, pats likimas į rankas krenta. Reikia pasiimti. Genadijus truktelėjo pečiais ir jie abu nusitempė vonę nežinoma kryptimi. Po kelių minučių grįžta kaimynas su mašina. Apsidairo? Kur vonia? Kaimynai rankomis kėsčioja. Buvogi čia. Pastovėjo, pagalvojo ir net apsidžiaugė. Mažiau darbo. Nereikia sukti galvos, kur ją dėti. Tuo metu Genadijus ir Kęstas jau traukė į metalo supirktuvę. Vonia nemažai svėrė, tai gavo neblogą sumelę. Rezultatas – 3 dienas jų niekas nematė. Kur dingo? Aišku, šventė gyvenimą. Vietiniai sakė, kad prisipirko alaus ir net kelis kartus užsuko į kebabinę, kaip tikri gyvenimo baronai. Štai kaip atsitiktinė vonia virto švente su viskas įskaičiuota. Sėdžiu namie, dirbu prie kompiuterio. Dienelė rami, nieko ypatingo. Ir staiga trenksmas. Stiklo garsas ir riksmas per visą gatvę. Tu kaip tą vežimą tempi, kad pusę laimikio išmėtei išgamą? Aš net sutrikau. Darbas? Palauks. Prieinu prie lango. Apačioj rudas Kęstas su vežimu pilnu buteliu. Tiksliau, jau puspilniu. Visa krūva išsibarstė ant šaligatvio. O priešais jį teta Zofija. Rankos į kumščius, veidas raudonas, rėkia kaip sirena. Teta Zofija mūsų kieme vadinta Jordana. Buvo ryža, tiesiog kopija. Tik va tikroji Jordana dainavo, o ši rėkdavo. Tu bent supranti, kiek aš rinkau, už kiekvieną butelį kovojau, o tu juos tiesiog išmėtei. Zofutė, ašgi netyčia. Netyčia? Tu netyčia gimęs, o čia nusikalstamas aplaidumas.
Bet juk pati sakei viską sukrauti. Nesvarbu, tau vežimą patikėti, tas pats, kas kiaurą kibirą vandeniu semti. Kestas kasosi pakaušiu. Supranta, kad praeiviai jau spokso. Bando dar pasiteisinti. Zofutė, nu nepyk, mesgi surinksim. Aha, žinoma, kol surinksi, jau rytas bus. Paima butelį, įgrūda jam į rankas. Greitai, sakau, rink. Kestas, kaip primuštas šuniukas, pradeda rinkti butelius atgal į vežimėlį. Praeiviai žiūri. Aš irgi. Darbas palauks. Tait vietoj ramaus sekmadienio tapau liudininku tikros liaudiškos tragedijos su buteliniu dramatizmu. Ne visi benamiai vienodi. Vieni tikrai atsidūrė bėdoj, kiti tiesiog taip gyvena, nes taip pasirinko. Bet yra viena taisyklė. Rimtai. Jei benamis prašo pavalgyti, 90% tikimybė, kad tai bus buteliukui. Kad ir kiek jiems padėtum, jie vis tiek ras būdą padidinti kapitalą.